rytoj skrendu į Indoneziją, Džavą, Džakartą. Prasideda mano antra kelionės dalis. Ta prasme, kaip man čia patinka, nemačiau nei vieno backpackerio dar. Nu, čia žiauriai local. Hi. Do you have a helmet? Na va, po 3 minučių hostelė susipažinau su savo kambariokėm ir einam dabar valgyti. Kadangi nenorėjau užsibūti sostinėje dideliam mieste, sekantį rytą važiavau į centrinę Džavą, miestą pavadinimu Džakarta. Nors kelionė truko apie 7 valandas, Džavai labai patogus susisiekimas traukiniais ir būtent taip visą salą ir apkeliavau. Galima apsipirkti nuo kambariokės su kiaušiniais. Tai trumpas hostelio turas. Šiaip čia visur yra aktyvios gatvės, bet jis toks yra labai paslėptas. Man net sunku įėjimą buvo surasti. Turim tokį jaukų kiemelį. Vienas iš mano kambariokų yra Olandas ir jisai iš Olandijos atvarė su šitu dviračiu. 10 mėnesių jam užtruko iš Olandijos atvaryti čia į Indoneziją. Kad viskas atrodo kaip tiesiog kažkieno namai. Čia, pavyzdžiui, turim virtuvę, kur galim naudotis. Čia man padaro pusryčius ryte. Ir tada ten visi hangoutina. Ta mėgstamiausia vieta man šitam hostelėje yra šitas lauko dušas. Žiauriai faina. Čia žiauriai faina praustis tiesiog. Tada yra baseiniukas. Nelabai čia gražiai atrodo, nes sakė, kad labai lyjo pastarąsias dienas. Ir tada turim tokią bendrą erdvę. Ir tada čia yra mūsų kambarėlis. Aš gyvenu dabar čia. Čia gyveno Olandė, iš Amerikos mergaitė. Tai šiaip labai faina. Žiauriai geras AC, užskaitau. Ramadano turgus. Skęsta dūmuose ir maiste. Keliaujant, kaip tik pataikiau ant Ramadano, kuris trunka apie mėnesį laiko. Visi musulmonai nuo saulėtekio iki saulėlydžio negali valgyti, rūkyti ir net gerti vandens, o vakarais vykdavo tokie maisto turgus, kur jiems būdavo laukiamiausia dienos dalis. Ką mano antra diena, kaip neišlipu iš lovos. Tai aš apsinuodijau ir turiu temperatūros. Tiesiog neturiu visiškai energijos. Bet manim čia žiauriai pasirūpina, atneša arbatas. Paprašiau šiandien, kad ryžių atneštų iš kažkur. Žodžiu, fun. Visiškai strigau šitam hostelėje, planavau likti čia gal kokias 3 naktis. Tai jau yra, man atrodo, 5 naktis. Ir dar liksiu, jaučiu mažiausiai 3. Tai žodžiu, fun. Po savaitės laiko lovai pagaliau atsigavau ir aplankiau vietą, kurią labai norėjau pamatyti. Tai didžiausia pasaulyje budistų šventykla Borobudur, pastatyta 8 amžiuje. Likusį laiką praleidau su hostelio draugais ir vietiniais, kurie per 2 savaitės tapo labai artimais bičiuliais. Bet buvo metas atsisveikinti ir judėti toliau. Važiavau savanoriauti ir pagyventi kartu su vietiniais į nuošalų Džavos kaimą Temanggung.
Tai va, labai jie paprastai gyvena. Turi čia svetainę. Ten yra virtuvė. Čia yra kambarėliai už užuolaidų. Ir čia yra mano kampelis. Čia yra mano tūlikas ir dušas ir kriauklė viename. Ir čia mano kambarys. Tai va, paprastai. Va, čia duris. Atsakė, liktai šitą namą pastatė per mėnesį laiko. Šalto vandens jie neturi, tai bus kiekvieną rytą man šaltas dušas. Ne šaltas dušas, šaltas kibiriukas. Dar nebandžiau su šito daiktų praustis, bet bus įdomu. Tai Hardy, mano hosto tikslas yra pritraukti daugiau žmonių į šitą regioną, nes jisai savyje talpina tiek daug gražių dalykų, tiek daug gražios gamtos. Aš per 2 dienas jau pamačiau, gražiausia, ką aš mačiau per šitus 2 mėnesius savo kelionės. Bet jis viską nori daryti labai tvariai. Tai reiškia, kad ir reguliuoti tų pačių žmonių kiekį atvažiuojančių čia, kad tiesiog išlaikyti šitą kaimo regiono autentiką, nes iš tikrųjų tai čia yra taip viskas. Čia gyvena tik vietiniai žmonės. Čia nepamatysi jokių kitų backpackerių ar baltųjų kitų žmonių, tai dėl to į mane čia, jeigu einu ar kažkur važiuoju, tai mane žiūri kaip į Jėzų. Mano darbas čia šitoj savanorystės vietoj yra, tai mes kartu su juo važinėjom po visas šitas unikalias vietas ir jam reikia padėti, kuriant turinį, nes tai jisai viskuo dalinasi socialiniai erdvėjai, kuria video, kuria foto turinį ir jam tiesiog reikia pagalbos su tuo ir toks yra darbas, tiesiog mes važinėjom po gražiausias vietas šito regiono ir fotkinam, pafilmuojam su dronu, padarom video, tai žodžiu, amazing. Taip paleti ir jisai užsidaro. Geras. Čia yra voras. Wow. Tai žodžiu, aš pas juos ir gyvenu jų namuose kartu su jo žmona ir dukra. Ir tokios kaip dienotvarkės mes neturim. Kiekvieną dieną arba vakarą mes maždaug aptariam. Kodėl striežas? Nuvarė į mano kambarį. Tai va, mes tiesiog vakare apsitarėm, ką mes galim nuveikti kitą dieną, kur nuvažiuoti. Bet iš esmės viskas yra žiauriai lankstu ir tas yra labai faina, kad nėra jokios dienotvarkės, tiesiog maždaug kaip jaučiam tą dieną, taip ir darom. Tai pačią pirmą dieną, kad variau, mes važiavom pasižiūrėti saulėlydžio, tai keliamės 4 ryto. Tada šiandien buvo tokia visiškai chill diena ir taipogi viską žiūrim pagal orą, nes dabar yra lietingas sezonas, tai gan dažnai palyja. Tai kol geras oras mes išvarom kažkur arba ten į ryžių laukus arba į mišką ir kitas vietas, kur čia yra jos labai gražios ir kur galima padaryti gražaus turinio. Tai vat, šiaip čia labai faina, jo žmona yra kepėja, jinai daro visokią konditeriją, sausainius, pyragus, nors jų virtuvė yra žiauriai paprasta, tai parodysiu. Tai va, čia visą laiką dažniausiai viskas suversta, nes jinai šiaip visą laiką kepa kažką. Tai, ta prasme, atrodo gal ir nekaip, tikriausiai, bet patys va visur yra tos dėžutės, kur jinai sausainius pardavinėjo. Žodžiu, visur čia kampuose būna jo vaikam pridėta. Tvariam dabar į ryžių laukus, truputį pafilmuot su dronu. Čia šiaip yra vienas didžiulis ugnikalnis ir čia vienas didžiulis ugnikalnis.
į kažkurį iš jų noriu užlipti. Tai viena iš priežasčių, kodėl pasirinkau šitą savanorystės vietą ir tokią nuošalę, nes labai norėjau pamatyti, kaip gyvena vietiniai žmonės ir truputį atsitraukti nuo tų turistinių vietų, pažinti kultūrą ir kaip jie gyvena. Tai, pavyzdžiui, labai džiaugiuosi, kad gyvenu kartu su savo hostu jo namuose ir mes kasdien lankom tik vietinius žmonės. Aš nemačiau čia nei vieno turisto ir tiesiog labai faina, nes mes važiuojam ir į kitų žmonių, į jo draugų namus. Tai dabar, kur atvarėm daryti batyko, šiau dabar pasivaikščioti biškį lyja, bet ta prasme čia tiesiog. Aš esu visur viena, visur laukai. Ta prasme, look at this. Šiandien varom prie labai gražaus krioklio. Rytoj mano laukiamiausia diena, nes lipsiu į ugnikalnį. Tai šiandien sakė, reikia man pasitreniruoti biškį. Čia kava auga, bet dar labai nesnokus. Paprašiau, kad skirtumėm dieną užlipimui į vieną iš ugnikalnių, kuris yra šitame regione. Toks negailestingas. Einam tarp arbatos plantacijų. One man down. Nu ką, belenkai blijo naktį. Bliavo kaip sunku. Biškai negaliu patikėti. Bet kaip akis griaužia, tai eina savo.